Sveiki atvykę SFRP projekto parodomuosius vaizdo įrašus, tai yra serijos, kurios aprodo kaip veikia serveris ir šiandien serijos tikslas yra parodyti kaip veikia serverio darbai. Tai visų pirmiausia yra 3 baziniai darbai, kuriuos galite pradėti kaip naujokas prisijungęs į serverį. Pirmas iš jų būtų kelininko darbas, arba dar kitaip žinomas kaip roadworker. Štai galite matyti šio darbo lokaciją ir jo veikimo principą. Priėjus prie darbo vadovo reikia paspausti E raidę ir pradėti darbą. Pradėjus darbą, iškvietimą gaunate po 10 minučių. Kiekvieną kartą turi susidaryti grupelį žmonių arba galite dirbti vienas pats, jau kaip jums patogiau. Galite sunuomoti transporto priemonę, kuri jums yra prieinamesnė. Nuomos kaina yra 500. Šiuo atveju pasiims transporto priemonę pagalbą. Atvykus į žemėlapį pažymėtą vietą, kurioje yra statyta kliūtis ir priėjus prie jų, galite spustyti E raidę ir pastatysite vieną objektą iš 22. Ir taip, kol žaisite darbą su savo kolegomis ar vienas. Kuomet įvykdžius darbą, sugrįžkite į bazę, kuri yra štai čia. Atvykus, darbą galite pabaigti toje pačioje vietoje, kur ir pasimėte transporto priemonę, grąžinus transportą. Štai, grąžinate transporto priemonę, nuėję iki darbų vadovo, galite užbaigti savo darbo pamainą. Ir už darbą gavote atlyginimą, kuris prisideda parašius prie /alga. Antrasis projekto bazinis darbas, tai yra medkirčiai, lentpjovė. Lentpjovės vieta yra Paleto Bay. Tai pats darbo veikimo principas yra gan paprastas, tikrai nieko sudėtingo. Viskas, ko jums reikės, tai reikės kirvio, kurį galite nusipirkti parduotuvėje. Galite prieiti prie medžio, spausti E raidę ir pradėsite kirtimo veikimą. Nukirtus medį, galite prieiti prie nukritusio rąsto, paspausti E raidę ir pasimsite medžio rąstą. Tuomet, nuvažiavus į kitą poziciją, kur yra medžio pardavimas, supirkėjo, taip pat kaina keičiasi nuo tam tikro laiko serveryje, tai ji visados yra random. Šiuo atveju rinkos kaina už vieną medžio rąstą yra $181. Paduosime jį ir vėl taip pat. Mano $181 buvo pridėtas į mano algos fondą, kuris bus paduotas man už 3 minučių. Na, o trečiasis bazinis darbas tai yra furistai. Furistų serveryje nelabai kaip ir galime išgyventi, kadangi furistai turi teikti prekes į parduotuves. Kadangi kiekviena parduotuvė serveryje yra player owned. Štai atsidarius logistikos terminalą galite pamatyti visus užsakymus, kurie yra, licencijas, parduotuvę ir taip toliau. Na, čia jau išsiaiškinsite prisijungę į serverį. Pradėsime darbą. Štai kaip tik užsakymas yra į vieną iš žaidėjų parduotuvių. Privažiavus prie parduotuvės, kadangi taip ir daugiau. Išimsime siuntą iš galo ir krovinį turime nunešti prie Road Cone. Radome Road Cone, kuris yra parduotuvėje ir padėsime krovinį. Štai, krovinys pristatytas, laiku, nuomos mokestis ir suma, kurią gavome. Ir štai, vėl uždarbis buvo pervestas į mūsų algos fondą, kuris kaupėsi visada parašius /alga ir jį išmokės man po 1 minutės. Taip pat uždarbį galėsiu atsimti banke. Rinkime transporto priemonę.
Ir štai, kaip tik ir išmokėjo mano algą. Grąžiname transporto priemonę ir viskas. Tai tiek būtų SFRP projektų bazinių darbų. Jeigu patiko šios serijos, rašykite komentarą ir toliau galėsiu papasakoti plačiau apie mūsų kuriamą serverį, kuris išeis jau neužilgo. Viso gero.